Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien šnekame apie suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos veiklą bei jų vykdomus projektus. Sovietų laikais požiūris į suaugusiųjų mokymąsi buvo labai paprastas. Žmonės turėjo vienintelę galimybę mokytis vadinamosiose vakarinėse mokyklose arba mokytis nuo ryto iki vakaro. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsirado galimybė pamatyti, kaip suaugusiųjų švietimas vykdomas kitose Europos šalyse. Atsirado poreikis radikaliai keisti požiūrį suaugusiųjų mokymą, tad 1996 metais suaugusiųjų mokymo centrų vadovai apsijungė į asociaciją jungiančią 15 institucijų. Apie asociacijos tikslus ir veiklą pasakoja asociacijos pirmininkė Natalija Kimso. Kalbant apie asociacijos veiklą, norime, kad mus išgirstų valdžios institucijos, rengiame įvairius dokumentus ir ugdymo planą, ir mokinio krepšelio metodiką, ir andragogo veiklos tvarkos aprašą. Esame įtraukti į visas veiklas formaliajame ir neformaliajame suaugusiųjų švietime. Taip pat asociacijos nariai, Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro direktorius Dangiras Kučinskas ir aš esame Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupėje rengiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą. Tiesą sakant, turbūt nerengiant, o koreguojant jau esamą suaugusiųjų švietimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą. Asociacija be bendravimo ir bendradarbiavimo nori taip pat padėti ginti savo nariams profesinius gebėjimus, todėl labai aktyviai dalyvavome rengiant andragogo veiklos tvarkos aprašą. Teikėme siūlymus dėl įvairių norminių aktų rengimo, dėl projektų rengimo, kurie yra susiję ir su formaliuoju, ir su neformaliuoju švietimu. Asociacija veikia keliose srityse. Be aktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su valdžios institucijomis, su savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis rengiame įvairius formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo dokumentus. Teikiame pasiūlymus, renkame, analizuojame ir kaupiame informaciją apie suaugusiųjų formalų švietimą Lietuvoje. Organizuojame įvairius seminarus ir konferencijas savo asociacijos nariams. Asociacija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, rengia taip pat nemažai įvairių projektų. Šiemet teikiame paraišką dėl Nordplus projekto ir jį laimėjome, o kadangi kalbėjau, kad rūpinamės ne tik savo kompetenciją, bet tačiau ir mokyklų mokytojų įvairiomis kompetencijomis, surengėme štai tokį projektą, kurio esmė yra kelių šalių patirties apibendrinimas, tai Islandijos, Švedijos, Latvijos ir Lietuvos. Rengsime seminarus, mokysime mokytojus ir skleisime įgytas kompetencijas vėliau grįžę į Lietuvą. Kitas projektas, kurio galėtume pasidžiaugti, yra socialinio fondo projektas socialinės atskirties žmonėms, kurie galbūt nesupranta, kad jie kenčia nuo to, kad ne viską žino. Tačiau mes norėtume pasakyti, kad yra kitokie būdai, kaip galime gyventi. O socialiniai atskirčiai priklauso ir vyresnio amžiaus žmonės, ir vienišos motinos, ir žmonės kenčiantis nuo įvairių priklausomybių. Todėl 11 savivaldybių laimėję projektą organizuojame mokinius. Šiame projekte siūlome kelis modulius. Vienas iš jų yra pilietinis ugdymas, finansinis švietimas, meninės saviraiškos ugdymas, suaugusiųjų laisvalaikio praleidimo formos. Projektas vykdomas Alytaus, Anykščių, Druskininkų, Ignalinos, Rokiškio, Šalčininkų, Švenčionių, Utenos, Varėnos, Vilniaus ir Zarasų savivaldybėse. Daugiau informacijos rasite šių miestų vietos spaudoje bei savivaldybėse. Radijo laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjųšvietimas.lt.